Nu va, aš piešiu naują savo piešinį ir pagalvojau, kol piešiu, kažką tai pareflektuot. Tiesiog momente įrašyti savo mintis. Man iš esmės tai labiausiai padėdavo seniau. Man labiausiai tai padėdavo įveikti visokias baimės, kai aš visada primenu, tai yra labai svarbus mano gyvenimo, manau, etapas ir šiaip istorijos dalis, jog aš 4 metus iš eilės kalbėdavau prieš kamerą, tiesiog jungdavau ir įrašydavau. Nebūtinai tai būdavo mintis, tai tiesiog akimirkos kažkokios, kurios daugumai žmonių, kurie nėra įpratę prie nuoširdumo, mane, aišku, kad sugėdydavo ir ko aš pasiekoje tiesiog užsidarydavau labai savyje. Nes taip, man yra labai smagu, kad aš esu atviras žmogus ir dar kažkas mane, sugeba paimti ir sugėdyti. Paima ir mane sugėdija tiesiog. Tai yra man labai liūdina, kad mūsų visuomeniai vis dar nuoširdumas, kiek aš dažnai pastebiu, nuoširdumas yra toks labai dažnai tiesiog maksimaliai netgi laikomas, kad ne, tu negalėjai būti nuoširdus, nes jie kažkokį žmogų nenuoširdų maksimaliai sutiko. Dabar visose įtarinėja, kad visi aplinkui yra žiauriai kažkokie žmonės, figės kokie ten nenuoširdus. Aš, pavyzdžiui, ne visada būnu nuoširdė. Prie labai nesaugių žmonių aš nebūnu nuoširdė. Veikia taip tiesiog apsauginis mūsų mechanizmas. Tiesiog savisauga veikia. Tu negali prie dalbajobo kažkokio, kuris tave dabar nužudys, būti maksimaliai nuoširdus, kai tau tiesiog gresia gyvybės ir mirties klausimas kažkoks. Jaučia tokių žmonių, aišku, kad tu labai blogai jausis ir meluosi, kad tiesiog daug geriau pasijaust. Jo. Bet kiti žmonės naudoja tiesiog irgi tai yra, manau, kažkokie apsauginiai mechanizmai, kurie tiesiog būna. Tai va, man dabar yra biški taip, tas apsauginis mechanizmas su perėjimu į šitą mano kanalą YouTube'ės, kuriam aš iš esmės ir filmuoju video. Jo, man yra labai sunku pereiti, nes aš labai bijau, bet darau. Taip veikia disciplina. Tiesiog tu darai. Labai nedrąsu yra. Pohui, darai vis tiek. Taip aš iš esmės viską darau, ką aš darau. Ir vat čia irgi
bandau kažką daryti, nes man tiesiog pasikeitė biški gyvenime prioritetai ir poreikiai kažkokie tai. Ir jo, aš labai... Tai turbūt nesimato, bet aš jaučiuosi labai stipriai nejaukiai dėl tų pačių žmonių, kurie mane labai gėdydavo žiauriai ilgą laiką. Nes vis dėlto viena yra, kai tu paimi ir savo kažkokiam saugiai kažkokiai vietoj savo visai užsidaręs kiekvieną dieną reflektuoji, kita yra tai daryt ne visai saugiose vietose. Plius jo, aš manau, kad man visiškai absoliučiai prisideda prie to, kad aš šiaip tai nepilnai esu traumas dar visas išgydžius ir turbūt jeigu aš išgydyčiau jas, man būtų pohui, ką iš vis apie mane kažkoks random žmogus galvos, bet jo man rūpi kažkodėl tai. Nors nelabai turėtų rūpėti. Aš siekiu, kad man rūpėtų tik tais mane mylinčių žmonių nuomonė, bet manęs neįtakoti jinai. Kartais man pavyksta, bet vis dar nepavyksta iki galo tai padaryti ir aš dėl to iš esmės pasirinkau perkelt tokį patį realiai formatą į savo YouTube'ės kanalą. Tai va. Kažkaip jaučiasi čia, kad neužtenka tiesiog neužtenka kažkokiu tai paimt ir momente kažką tai įrašyt. Ir grynai, ką aš darau darydavau savo Instagramo paskyroje. Ir jo, aš labai dažnai pastebiu tai, kad žmonės kažkodėl tikisi, kad jei jau tu kažko darai, tai va, tu iškart aфиgenai turi daryt. Komerciškai turi daryt, nes visi taip daro. Tai ką, jeigu visi dabar normalizuotų šūdo valgymą, tai ką dabar visi turėtų jį valgyt, nes kažkokie keletą dalbojobų palaikė, kad smagu pavalgyti šūdą, trendas koks nors būtų, pavyzdžiui. Šiaip būdavo trendas tait tuos valgyti tokius skalbimo, man rodos, ar plovimo indaploviai, tokius, nežinau kaip vadinasi tiksliai, bet tokias, žodžiu, kapsulės. Ir buvo trendas, tipo, kad žmonės jas valgo. Nu ir ką, tegul valgo, pohui. Aš nesu iš tų žmonių.
Bet man kažkodėl yra gėda dėl to, kad aš esu adekvatus žmogus. Galbūt to išoriai ne visai matosi dažnai. Bet aš jaučiuos labai dažnai, jeigu neatrandu savo. Ir čia, manau, labai reikia sąmoningai savo susikurt, savo emociškai sieti savo dalykus su saugiais dalykais. Man kažkodėl tai nesisieja su saugiais dalykais, dėl to aš bandau tai keisti. Iš esmės, jo. Bandau tai keisti ir dėl to, keičiu biškį formatą saugų į mažiau saugų ir manau, kad man kada nors visai bus pohui, tik tais man reikia sau duot laiko, kad pamatyt, kad pohui yra, tipo. Aš tiek tokį didelį padariau laiko tarpą, pavyzdžiui, dariau kažką ir tai man visada tai būna, kad aš tiesiog ilgą laiką darau kažką ir tada pohui jau būna. Tiesiog nekreipit į tai dėmesio iš esmės. Tai va. Bet jo, aš noriu ir tas tokias teminės video, čia aš ne video, aš tiesiog savo mintis įrašinėju ir tiek. Ir, kaip iš esmės aš visada darydavau, aš savį reflektuodavau. Tai nėra dalykai, kur aš šneku kažką racionaliai, kur aš kažką šneku, vau, kaip achujes, kaip protingai ir panašiai. Ne. Tai yra dalykai, kuriuos aš darau labiau iš emocijos, tai kas man tiesiog ateina į galvą. Ir aš noriu tikslingai kažkokias, sugalvoti temas konkrečiai, kur aš jau jomis labai gerai specializuojuos ir po biškį lavinti tą irgi įgūdį, kad nebijoti kalbėti prieš kamerą, kai jinai įsijungia apie tas temas. Man ypatingai kažkaip labai nejaukiai yra. Tai va, aš noriu keisti šios formatus ir tiesiog įrašinėt savo dalykus. Nes jo, aš manau, kas mane stabdo, tai dalbajobai, kurie man rašinėjo laikinimo komentarus po mano postais, kai aš iš esmės tai tik tais pradėjau viešinti, kad aš to užsiimu, nes jiems tai keista buvo, what the fuck, kodėl žmogus įrašinėjo, kaip jis verkia. Nes tai yra labai svarbi gymo dalis sau leisti jausti emocijas, bam, įkeli, užfiksavai. Vėl darai, vėl kažką padarai, užfiksavai, toliau judi. Ir neužsifiksuoji. Tame yra esmė, ko aš YouTube'ai nejaučiu ir kas man labai dažnai trukdė iš esmės daryti dalykus. Tai, kad aš žiauriai ilgą laiką nejaučiau, kad aš
Aš nejaučiu, kad aš išvis kad aš čia galiu tiesiog bet ką daryt. Daryt, įkelt, toliau daryt dalykus, įkelt, palikt, toliau dirbt su traumom. Ir man tai buvo labai efektyvu. Neužsifiksavimas ties tuo. Tai va, aš noriu kažką panašaus ir čia daryti. Tiesiog kalbėti apie temas ir kelt, ir po to vėl daryti ir kelt, tik tais aš, man yra labai nejauku, nes aš vis dėlto, nelabai keliu iškart tai ir tai biškį kitokį efektą sukuria, bet manau, kad aš įprasiu, kaip ir prie tų dalykų įpratau.